tikrųjų pradedu galvoti, kad iš tikrųjų neveiks su 203 km. Dabar tai išėt kažkur pešant. Aš negaliu Lestovi dar šiandien eiti. Nu tai sveiki į gyvį. Šiandien į pirmadienis ir dabar turėjom posį 3. Ko šiandien veiks, tai šiandien žygį 230 km. Ir mums bus numont gimtienis, kur dabar einu. Kaip tik dabar išeinu iš tos vietos. Ir baigsis ten, kur dabar gyvenu. Jau tai norėjau tik žygį pasidaryti iš gimtienis, kur augau ir dabar kur gyvenu. Ir tai gaunas, jo, 203 km ir reiks eiti iki pat Kauno. Tai nežinau, kaip seksis čia tokie skaičiai kosminiai, gal net neapeisiu aš visų žygį. Tam pačiam žygio nuėjo tur 7-9. Na tai, kaip dabar pradės pirmadienį, tai sekmadienį turėčiau pabaigti. Iš tai, kas privalgys, nežinau, ką reikės paėti. Laukiai belekiai karšt, gal kokie 2-9 šilumos. Ir ko šiandien būtų fainai pasiekti, tai Reitavo. Iki Reitavo ir nu čia 50 km. O ta vieta, iš kur jo senu, anai pripat Salantų. Tai arba pripat Salantų, arba pripat Juodupėnų, jeigu žinot. Tai iš čia prasidės mūsų žygis ir tikriausiai susitiksim biškį vėliau, nes praktiškai bus laikas kelias, tai nebus kažko labai įspūdinga, bent jau kol kas parodyti. Tai žiūrim, kaip čia dabar eseis tai pirmieji kilometrai. Nu ko, esam 5 su biškį kilometrį ir esam tam keliui nuo Salantų iki Plungės, tai nuėjant pagal tuos asfaltą ir vis iš tikrųjų dabar kol kas bent jau tikrai nelba ko pamatys. Nu ten užmuotis ir Arvėdų sodybų, į katro galėjau važiuoti. Bet šiandien bandau nueiti kuo daugiau kilometrų, kad pasižiūrėti, koks tas temps bus ir kiek reikės paskui dar nueiti. Ir ko aš šiandien bandys padaryti, aš praėjęs pro Plungę. Ir tarp Plungės ir Reitavo ir Milašaičio. Ir ten visai toks geras tvenkinys sutelčino. Tai ten būtina nueis nusimaudyti, nes jau tą saulę žiaurę kepin ir aš bijau pagalvoti, kiek aš įdėksiu po to žygius. Nusiskyniau tų žirnių ir šiaip aš nebevalgiau, nes Kaunikap nelabai atrasti žirnių. Nebent būm parduotuvės, bet tai irgi nepalygins kaip laukus iš pirmų rankų. Esam prieš Ateikių, einu jau be sustojimo 2 valandas. Ir manau visai išės pasiekti Plungį šiandien. Gal ir tuos pačius Milašaičius nusimaudyti. Bet jau žirnė prinuok ir jau gal degustuoti. 23 km per 4 valandas 36 minutės. Šiaip temps žiaurės skirs, kaip seniau eidavau su tuo sunkiu uniformu. Nes, pavyzdžiui, dabar per 2 valandas aš nueinu apie 10-11 km. Kas jau žiaurė geras skaičius. Bet jau atstas nuvarg žiaurė. O dar liek nuėti 13 km į tą vietą. Labai tikus, kad šiandien nes pasiekti Milašaičius. Jau Reitavo niekap nepasieks, nes dar daug yra tiketant. Labai tikus, kad spės Plungė iki parduotuvės artimiausias, nes nelabai ilgai ir bedarbs anas. Gal iki kokių 8 ar 9 tos mažusis. Ten apsipirksim vandens, nes vanduo jau beveik pasibaigė ir esam dar kelis kilometrus iki Milašaičių ir ten pasiliksim per naktį. ...26 km per 5 valandas. Teiksa nebebojęs tų žygis, tai biškį pamiršau, kiek ir nelengva ant sėti. Tos nugarins kojas visiškai raudons, nes anas įdegi ir
jau ir po 8 ir vos ne vis parduotuvės nebedirb, tai vienintelį išeit be matau vandens nusipirkt, tai eiti degalinę arba pas kokių žmonių gal, bet jau aš nesu degalinė. Ar pasieks aš Milašaitis? Nu, nežinau, gal ir pasieks. Bet ką reikėt ir sudėtinga, nors atrodė nedaug, belieka gal keli kilometrą. Servetėlį, nežinau, čia matus, taip atrodo, man kojas realiai. Purvins žiūrė nudegus. Ai, dar kapidigiau, nežinau, ar matys, bet ir pagal laikrodį. Tai koks man plans? Pailsėsiu dabar ir bandysiu etikį tuo tvinkinį, nes ten labiausiai norėčiau pasilikti. Ir dar toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, aš turiu laiką tik tas 7 dienas, kaip minėjau, nuėti savo žygį. Atrodo 33 km, kad nuėjęs bus visai geras skaičius. Tikra, kad pirmą dieną nebloga. Bet blogioji dalis į ta, kad čia ir minimums, kiek aš turiu nuėti per dieną, jeigu aš noriu suspėti tas 7 dienas. Tai kaip ir norėtųsi pasidžiaugti, kad nuėjęs atstum, bet nelabai ir kuo iš tikrųjų. Tai esam pasiekę Plungę ir jau po 8:20 ir bandysim eiti toliau ir vandens nusipirkti, nes baigės visiškai. Jo, būtų visai smagu unčiametrais, bet toliau šaltų vandens nepradarytų. Bet nežinau, ar Plungė būnte. Ir tai ir viskas šiandien. Pavyk man pasiekti Milašaitis. Nepavyk. 3,2 km per 6 valandas 20 minučių. Nu, aš jas dabar grįna prie Plungės kraštą. Nu, es netoli to išeidė Milašaitis. Bet jau kojas jau sako, jau atsisako nuo toliau bėti. Tai kaip ir normaliai, sakyčiau, 32 km, tik aš pasirinkau miegoti čia, Umpėva, nes atrodo patogiausia veiti. Šiaip čia daug kur ir tokie, šiaip Plungė turi iš tikrųjų ir nemažai tokių miško platėlių. Tai jau pasirinkau čia tiesiog Umpėva ir visai gražius saulėlydis iš čia matos. Tai ryto plans būtų aiškus pasiekti Milašaitį. Aš tiek daug apie šneku, kad čia būtų Europos sostinė kitas metas. Tai jau vien dėl ko aš noriu ten nuėti, kad ten tvenkiniais ir galėčiau su visas rūbas iššokti, nes tu geriau prakait smirdėsi ar vandenį. Ryto pasieksim to kaimėlį, nusimaudysim ir jau kita vieta bus rytaus, ko manau, kad turėtumėm prieiti, nes iki ten apie 15 km ir gal 20. Koks dar minus, aš neturiu valgyti. Turiu 2 batonėlius, bet tie batonėliai, tokie, nežinau, ar norėčiau gauti dovanų batonėlių, jeigu nuėčiau 32 km. Tai aš galvojau išsisakyti valgyti, bet aš atsiminiau, kad aš neturiu adresų jokių. Ir galvoju, netiks, jeigu įrašys trets rolis Umpėva nuo kairės. Tai reikės ryto iškoti veids kažkur pavalgyti. Jauč pasitenkinsim tas batonėlės kol kas. Ai, dar sugebėjau vandens nusipirkti. Galėjau tada ir maistą iš tikrųjų nusipirkti maksimal. Tai jo, manau, pirmąją dieną bus pakankamai, jau turėjom posvainologs. Esu iškart miegoti. Kol kas nuotaiks pirmąją dieną. 8 iš 10. Gerą, 3 kartą filmuoju, nes prašnekėjau 7 minutės, net nebuvo jungti kameras. Tai gera, biški bus sunervas dabar monotuons, bet nekreipti to dėmesį. Tai ko mes dabar turim? 3 kartą sakau. 40 km per 8 valandas. Visai nebloga, sakyčiau, bet dar daug liek nuėti šiandien. Ir kaip man sekės vakar ir ko aš iki dabar nuveikiau. Tai vakar praėjau pro Plungės jūrą. Ir įten tas parkas Plungė, kad visai maloniai nustebė, nes žiauriai gražiai atrodant.
Atsiguliau tų pėvų, kur atsisveikinau ir šį rytą pavadau 7 ryt. Nebloga su to valandu, bet rasa dar buvau ant žuolę ir saulė kepint tuo pačiu momentu. Nu, tai kaip sauno pasijuto vos toks kūn šlaps, bet ir šalts tuo pačiu. Tai susidėjau daiktus ir išėjau iki to tvenkinį. Aš neapsakysiu to kaimo pavadinimu, nes jau per daug prikartojau man galvos auksams. Nusimaudžiau tam tvenkinį, dabada maikį ir drėgną ir plauką biškį. Bet te palengvėjai, atrodo, kad gyvatį išsinyriau ir nuo juodų užsiauginau. Tai esu dabar nesnė nusimaudęs ir ko aš šiandien bandau padaryti, tai dabar prasėm prostalgienus ir ten aš norėsiu nusipirkti valgyti. Nostalgina čia labai arti ir nes aš dabar plungį suridėjau, tai gal nuspėjau iki 2 km būsėti. Tada pasieksim Reitavą ir galutinis taškas turėtų būti Laukuvo, kad tai yra už 30 km su biškiu. Bet aš labai abejoju, kad aš iki tos Laukuvos nueisiu, nes bus ką pakar, kad norėjau iki Milašaičių nuėti, bet sukratau ten bėdams įkienų. Tai nueisim šiandien tik iki Manoma ir bus įveikta antroji diena. Šią odą žiauriai ir įdegus, net nežinau ką parodyti, bet, nu, gal matus. Tai jau maksimum, jeigu bus tikra, nusipirk saulės kremų, bet aš nesnį kart pirks ir aš labai bijau, kad aš sumaišysiu su įdegį skatinančiu kremu. Tai reikės atidžiai pasižiūrėti, ko perku. Tai jau toks plans būtų kol kas, pailsėsiu ir keliausiu iki Stalgien jau. 40 km ir tai yra antroji diena kapen. Nu tai kau, jau šiandieną būtų viskas, žinokit, žiauriai nedaug nuėjau. Tai per 11 valandų 11 minučių 5 kilus. Iš tikrųjų pradedu galvoti, kad iš tikrųjų neveiksiu 203 km, bet aišku vis tiek bandysiu, kiek įmanom tiek nuėti. Ir kam yra problema, kad aš galėčiau bandyti ėti. Tos pūslės niek, ten biški tų čiurnas skaudinu, bet tas įpataisom, jeigu neskap greit. Bet kam ir dalyks, kad aš žiauriai stipriai nudegiau ir, nejaukinga stipriai, man net gynėte buvo iš tikrųjų. Kam ir dalyks, kad tu įdegi ir paskui eini į saulę, tai tiesiog kaistuoda ir paskui pradeda lopinėtis. Bet ko vašiaut, kad ant manį pradėjo visiškai išsausėti ir skilinėti. Ir su kiekvienu žingsniu atrodo, tas suskiliniais uodam pliešos ir plyšta ant manį. Tai žiauriai skausmingas procesas ir ko aš dariau po to, aš nuėjau iki Maxims, nusipirkau vaistų nuo nudegimų. Žiauriai sudėtinga ėti, iš vis nebegalėti saulė. Dar kas nefanė, kad išėjau į saulę ir jeigu bent biškį šalto vėjų užpat, atrodo, kad nudegins tau, ko jis suliepsna. Tai jo pasiėmiau vaistų iš Eurovaistins. Ir galbūt, kad aš galvojau arba saulės smūgį, arba tiesiog perkaito galvą, nes reikėjo nuėti į vaistinį, neiškmantų vaistų, o aš prekės laikau, nes valgyt pirkau Maximo ir vaistų laukiau. Iešėjau atmatė paakis. Jo, kaip vinėti tas filteris, kur šūna užtamsyti. Pradėjai tempti, jis sako, ar reikės čia, nesakau, nedaug ten užlaukant, tai žiauriai apsunkina žygį. Bet ir pliusų, nes ryto žada lietaus. Tai per lietų bus paprasčiau ėti iš tikrųjų. Aišku, būsi šlaps, bet jau aš jau geriau būsiu šlaps, negu bus nudegęs. Kas mūsų šiandien liks, tai niek. Tiesiog esu ilsėtis. Antroji diena pasibaigė, mes esam Reitavė ir pamiršau paminėti, bet ir pliusų dar šiandien, kad turi vykti. Tai šiandien aš išvis gavau 5 vandens buteliukus ėdams, 3 išgėriau jau. Bet iš Karašantos gavau, tai tiesiog gendu iš Stalgienų į Reitavą. Į moteris kažkaip pristoju su džipu ir sako, ar gali pakalbinti. Galvoju tiesiog įdomu, nes ne kiekvieną dieną pamatysiu, ką pendžiai vis per kelią. Ir aš kaip suprantu, ten buvo arba kokį redaktorį ar žurnalistį, nes, sako, mes sėdėsim į Plungis laikraštį manim. Tai va tas visai fainė, bet taip netikėtų tų intervą reikėjo duoti, pasiruošti net nebuvau. O da toks nusikalis jau. Tai labai tikus, kad pataisysi geroj pusėje, jeigu kažko pasakiau, arba nieko nedarys. Nes, kaip žinau, mėgstu neprirašyti. Bet čia
jau čia netuok, taip bus laikraštis. Ir jo, daviau tų intervą ir gavau vandens. Ir dar šnekėm, ką pašias 230 km, o šiandien jau abiejų ir išės aš iš vis tik. Ko aš pagalvojau, jeigu aš dar noriu veiktus 230 km, nu, aš negaliu leisti savį dar šiandien eit, reik pilnai išsilsėti, tuos vaistus teptis ant rankų ir bandyti ryto, kai jau bus atvės. Tai būtų išpažintis iš man šiandien ir ryto susimatysim rytmetyje, tai būtų šiam kartu. Jau 2 valandas, kad be perstojam, nu nežinau. Nu, pėtrot, kad turėt mažiau lyti, tai gal tada ir pavyks išėti. Nu, kol kas ir 9 ryto. Reik tikėtis, kad kuo anksčiau nustosi, galėsi atveniau liet palti arba lietsargį nusipirkti. Bet dabar tai išėti kažkur be šansų. Nu, tai labą dieną. Esam keli tarp Reitava ir Laukuvos, nu, tam plintės. Ir dabar esam 60 km. Tai kaip seksit, tai visai gera kol kas. Ors ir pasak, kuo tikėjaus, tuo ir tariam. Nu, ir šlapia visur, bet bent jau saulė nešveit. Tai ir šiek tiek vėsia dabar. Ir rankas, aišku, iki dabar tebedeg, bet šiandien norėčiau kuo mažiau filmuoti ir pasiekti Laukuvą. Tai jaučiu, kad susitiksim tik tą vakarą iš tikrųjų, nes noriu ir baterijų pataupyti, kadangi do powerbanką bir reikia, dar lik žiauriai daug nuėti. Tai tiek būtų dabar ir susimatysim vakar. Šeštą valandą mes jau esam Laukuva. Įkonti, kad jukau į tų miestėlį, galim sakyti, ir nusipirko šiek tiek valgyti. Nu, kiek aš jas nueis dar neatskleis, nes, nu, dar bandys šiandien nuėti, kiek įmanom. Bet, kaip sakyčiau, visai neprasta nuėjau, nu, Rietavo iki Laukuvos. Pasėmiau vandens, nu, sumuštinį ir saldamakų biškį. Tai dabar pasilsės kai pusvalandį, lesu biškį, kuojam atsigauti ir bandysiu eiti toliau. Tai jo, toks grets updates kol kas. Nu tai labą vakarą. Vis dien šiandien praėjau ir ko mes turim šiandien. Dabar į pos 9 ir esam nuėję. Nu, 8-7 kilometrus sucintas. Aš galėjau nuėti dar daugiau, iš tikrųjų, šiandien oras buvo geras ir visai gero jautaus. Aš šiandien norėjau nuėti 90 km bent jau, bet sustojau žiauriai gražiam kaime su tokiu gražiu kraštovaizdžiu, tai mes esam Bilionių kaime. Ir dabar, kaip aš jas pivu, tai numons gražiai matos Piliakalnis. Kas dar šiandien pasisė, kad oras buvo visai geras. Nusipirkau lietsargį, kad dar buvo Rietave Maksimo, bet pasirodo, to lietsargį net neprireikė. Nu, aš buvau nusiteiks, kad lys ir saulė nešvies. Tai kaip ir oras buvo žiauriai geras, bet vakar pradėjau vėl kepinti į tos nuronksenus, anos tik raudanė dar. Kai ko aš pradėjau galvoti, kad mane bus pūslės paskiau ant rankų. Ir jo, anos ne kaip atrodo. Tai jo dėl to, ko aš jums norėčiau parodyti, kaip atrodo mano skin routine, kas tokias nudegimas prieš meigą. Tai pirmiausia naudoju servetėlės drėgnas, nu, daugiau neturiu ko naudoti ir čia yra geriausia alternatyva, ko gali pasiimti. Veidą tai nusivalyti viskas ok, bet karek rankas, tai žiauriai jautris anus. Nu, ta servetėlė labai nenusitepiau šiandien. Tai aš rankas nusivalau ir tada naudoju kremą, kur nusipirkau vaistinę. Bet tai apsunkant sulyti. Aš nežinau, galbūt aš bišk perdėto, galbūt pūslis, bet mani tus rankas, anos po bišk mani jau daros potlis toks. Tai aš tep įtaru, kad
Nu galbūt kada nors ir ištins kažkada. Omeny supuliaus. Jo, aš nusivalau tas rankas ir turiu kremą. Neįdom pavadinim, turiu umbrelą. Bet šiaip... Ir šiaip žiauriai efektyvus, man te patinka, aš tik nusidėd, man iš karto ranką atšaldo. Ir daug ko aš te pribedėdu, nes te prek, žinokit. Įmontavus ranką, tu iki kaip alijų išteptų, bet paskui te gerai jaut. Ko dar norėjau paminėti, kad Laukuvą praėjau šiandien. Ir Laukuva žiauriai gražus irgi toks miestėlis. Turi savo bažnyčią tokia nebloga ir pats centras labai gražus. Ta ranka ir žiauriausia. Tai jau pabiškai atgaunant savo spalvą, nugaunant tiesiog įdegį po to saulės. Ta negauni įdegios ant tik raudono, nes ką pentai dažniausiai saulė būna man į dešinį ranką tiesiog. Tai su to ir biškai sudėtingiau. Tai jo ir tokia ir rutina. Tai jo Laukuvą praėjom ir esam dabar netoli Kaltinėnų. Esu pasipildęs vandens ir ryto aš esu įsitikinęs, geriau nesakys, nes vėl pasibaigs stepo pusę. Ryt pasieksim jau Kryžkalnį. Aš dabar jau esu beveik 90 km ir vėl atsirad vėlis, kad galbūt ir spėsim iki namų parėti per likusius 4 dienas. Tai jo, tai jau būt šį vakarų, dar pasigrožėjęs Piliakalnį ir eisiu aš mėgoti jau. Tai paren Lietuvos ir dar vien ger naujient, kad jau įlipom į 100 km. Tada pas keli nuo Kaltinėnų iki Kryžkalnį. Nu ir ten manau, kad nestosim Kryžkalnį, o nubandysim dar toliau nuėti. Pagaliau pradėjai lyti. Dabar tep visur vėsia ir tus runks tiek nebedeg. Šiaip nėra apsiniauk, bet nežinau, iš kur tos lietus parent. Ir tikus, kada greit nenustosins. Žymė malonė vėdavo. Nu gerai, gal ir biškai apsiniauk, bet nu nemantai ką lyt. Reik džiaugtis kolai. Nu tai sveiki gyvi. Esam Kryžkalnyje. Nu ten degalin matus. Esam Kryžkalnyje ir aš esu prie tuo partizanų memorialą ir kodėl aš sėdu ir niek neveiku. Nes dabar 7 valandas ir iš ten paren Lietuvos, o čia pas mūsų saulė šviet. Tai aš tiesiog laukiu, kol pradėsiu lyti ir užės tai tamsesni debes, nes be šansų zėt per saulę. Ir per Lietuvą visai nieka, nu suskiečiu akčiui, o per saulę tai žiaurėt uodą degint. Bet matau, kai jau pradeda lyti, nes ten, pavyzdžiui, matos vaivorykštė jau. Tai jau, kas į visai geras ženklus ir galės už kelių minučių pajudėti jau link Raseinių. Nežinau, daug gal šiandien neapnueis, nes jau 7 vakar ir, bet kokius 2 valandėlis, manau, tikrai dar turim laiko. Mona Neptūna bampelis prakiur. Tai yra kronkos neštis. Ir šiandien būtų viskas. Jau tikrai nusikalis. Esam 123 km ir jau yra apie 50. Niekada daug ko neturiu pasakyti šiandien, tik kad turim dar 3 dienas pabaigti savo žygį. Ir apie 107 km dar turim įveikti. Tik būt šiam vakarų ryto daugiau pašnekėsim ir eisiu išmiegoti. Tikus, kad naktį nelys. Nes šiaip kalynė ir gera, nes vėsiai ir, bet naktį šlapiam atsikelti nėra labai malonu. Tai tik būt šią dieną ir 4 žygios dieną išsibaigti.
Nu tai labą rytą. Turim 8 rytą ir iki mes esam įveikę. Šimtas 3 kilometrus per 25 valandas. Ir tai ir 5 kelionės dieną šiandien bus. Šiandien reikia būtina pasiekti Raseinius ir nusipirkti powerbank. Nes iš 4 powerbank, 1 powerbanks beveik manė. Ir dar 2, galim sakyti 3 dienom tikrai neužteks. Tai ką apsakės mėgoti, tai visai neprasta iš tikrųjų. Šią pravisto kelių net nerodžiau, kuo valgiau, bet tas man maistas nutuoksit ir tai realiai aš valgau va toks batonėlis. Šiaip niekada daugiau neturėjau kuprinį apart batonėlių, nes nelabai daugiau kas įtelp. Ir kas man labiausiai padėtų žygs, tai kola. Galėčiau energetins gerti, bet paskui netep kažką pjautų spanų, o nu tos kolos cukraus tiesiog daug gaunu ir tos energijos atsiranda. Tai vos ne kiekvieną dieną kolą gerbainiau puskardinį ir jo, tep ir keliauju. Pagaliau maikį persimoviau po 4 dienų. Dabar šiek tiek atjaunėjus jautus. Tai susitvarkys daiktas ir bandysim link Raseinių pajudėti. Vakar praėjom Kryžkalnį, turėjom lietaus šiek tiek, nes dabar rūks belekoks. Tai tikus, kad šiandien nekepins tiek daug. Iki Kauno dar lieka 107 km, tai į dieną reikėtų nuėti po 100, ne po 100, po 36 reikėtų nuėti. Jeigu į dieną po 100 nuėti, jau būčiau prieš 2 dienas pabaigti. Tokių naujienų kol kas ir susimatysim tikus, kad Raseinius jau. Nu aš dabar tos kilometrus ir man toks klausimas pasistoji. Nu čia toj Viktorin dabar bus. Šiaip ir žiaurus rūks, bet aš nesmaits, kad per rūką dar ir lytų. Ir išvisi manoms toks dalyks, nes nikart nesmaits gyvenim. Tai šiaip įduom, ką patrodyti, jeigu dabar yra rūks ir dar pradėti lytų nuo viršaus. Labas rytas ir šiandien jau ir 5 kelionės dieną ir mes esam 157 km. Tai jau vakar nusipirkom saulės kremą pagaliau, galėjau ir anksčiau to padaryti. Ir per alkūnį jau rankų supaliau vieną vietą, tai nėtin labai daug, bet vis tiek nieko patrodo. Šiandien nusimat, kad vis dien bus saulė, tai jaučiu per pėts, niekur neis porą valandų, nes per pėts būn žiūrė tokia įtriausia saulė. Ir tikriausiai kažkur pasiliksiu ir išėsim ant vakar. O šiandieną koks planas būtų, tai nuo Ariogal bandysim pasiekti, iki Nasijo apie 2-4 km. Nuėsim iki Ariogalas, bandysim toliau tikriausiai. Šiaip iš tikrųjų daug nebefilmuoju, nes paėm powerbank betų ir jaučiu befilmuoju tiesiog kilometrus kiekvien. Jau dabar 157 ir kažką reikia ištverti su to vien powerbanku. Tai vizėsim, kaip seksis ir labai tikus, kad tos pūslės man padės išėti to žygį, nebus dar blogesnė situacija. Ir mes esam 160 km. Tai sustojau pailsėti pavėsį, į ko aš nusprendžiau, kad likusius kilometrus esu su skėčiu. Žinau, atrodys juokinga, ben jau kitų akimis, kad lauki gal 26, o šiandien su skėčiu. Bet čia man rodos bus mano pats protingiausias sprendimas, kadangi belekiek ir karšta, jau ant rankų ir pūslių. Ir dar šiaip nemažai lik nuėt, kadangi tiesam 102 km dar. Tai naudosim skėtį ir apsisaugosim, gal tiesioginių spindulių beniau. Gal vėsiau ir nebus, bet odas beniau nedegins. Kaip gera su skėčiu. Kodėl aš anksčiau nepagalvojau durnėlis. Dabar atrodo, kad vis laik pavėsis visam nešvėjus. Bet jau tūs kaip Anglijos karalienė dabar. Nu dabar manau bišk lengviau seksysėti. Ir jau smagu visai
matytus visus ženklus, kad į Kauną. Nu jau biškį jauts, kad ne visai toli esam iš tikrųjų. Ir mes esam 170 km. Mes jau esam Riogalo. Pasiruošę šiandien čia šventė vyksta. Šiandien ir Uonins, kaip suprant, Liepos 26 ir anei čia šventė dar. Tai radžis bus. Ir šiaip dar kokį pastebėjimą, kad jau visai smagu, kad Kauno ženklus jau matus. Jau po biškį artėjom prie savo tikslą ir kol kas esam 179 km. Tai pagal visko lieka 50 km. Ir aš kiek žiūrėjau, pabaigsim Kaune prie Lampėdžių. Lampėdžiai ten tokia populiari vieta maudytis Kaune. Ir šiaip visai graži vieta ten. Tai ten turėtumėm pabaigti žygį. Geras kaip dainon. Ir jau šiaip kol kas nieko ypatinga daugiau nenuveikiau. Buvom prie šaltinį. Ten vandens įsipyliau. Žiauriai geras toks beskonis vanduo. Toks jau turėtum būti iš tikrųjų, be jokių ten priema iš, ir labai šaltas toks. Tai padėjo atsigauti biškį. Ir kas pas mus pietų ir šiandien, tai dešrelis toks. Anas čia ir vytintas dešrelis, bet čia tuos peliesins skaitos. Jeigu aš noriu pasakyti, kad man tas kruonis kaip dūdma ir susitrauks. Aš tai pakėlsiu valgo, aš iki vakar nenoriu valgyti iš tikrųjų. Tai ir šiaip geriau per daug neprivalgyti, nes paskiau sunkiai atbūn. Tai jau aš valgysiu dešrėlių ir keliausiu toliau, nes būtų smagu netoli Vilkijos atsidurti. Nes dabar kitas miestas korenam iki Vilkijos ir tada jau bus visai netoli lygi Kauno. Tai jau toks plans būtų dabar ir keliausim toliau. Tai labą rytą pagaliau. Ir šiandien ir 7 kelionės diena. Aš vakar sakiau, kad ir 5, bet pasirodė 6 nebuvo. Jau dienas maišus. Ko aš norim parodyti, kad mes jau turim nei daug, nei maža. 187 km. Kas reiškia, kad lieka kem 3. Šiaip kem 3 kaip ir daug atrodo, bet žinau, kad aš galiu šiandien pabaigti netgi. Aišku, būtų sunkiai grįžčiau vakarį, bet nežinau, ar pavyks. Bet ir vis tiek ta motivacija grįžti namie ir kad žinau to jausmą, kad gal jau lovo išmiegoti, o ne 7 naktį miškį ar 6. Tai jo, ir tu nori grįžti, gal pavyks šiandien, bet, jeigu būtų taip, kad šiandien negrįžėm, tai per rytą, per kokį porą 3 valandų apsisuktumėm. Kaip man sekės sėdti, tai kaip ir viskas gerai. Ko aš norėjau dar paminėti, kad žinau, kad tas žygis turės tikrą nedaug kontentą ir, bet tai esmė tokia ir yra. Aš nei kažkokių scenarijų ten tur susiruošęs ar kažkokių idėjų pasigalvojęs. Aišku, galėtų visus tus pažintins toks praeiti ar ten paminklus nufilmuoti, fontanus visokius. Bet aišku, visur reik laiką tam skirti, kadangi man laiks ribotas, tai taip ir gaunasi, kad niekur nenuėjant. Tai jo, tas biški ir pačiam liūdna, kad negali nufilmuoti tokių dalykų. Bet, nelabai ko padarys dėl to. Tai mes dabar esam pripilikiu tvenkinį. Nusimaudžiau vakar tvenkinį, tai atrodo vis tau nudegusi skūrą nusiploviau. Ir kadangi esam visai netoli Kauno, kem 3 km, tai atvažiavau draugą aplankyti. Ir tai pasirodo vis draugą ir inžinierę. Tai nusuonas kalbėti apie nieką ten. Ir jeigu tu nori kvailas arba dorant pas juos, tai su tokie susijęs, ir tu niek nesuprasi. Tai ir buvo, tu stems, toks paviršutiniškas, ten net negėlis. Net nesivyliau iš tikrųjų į kalbas vis vakar, net nebendravau su nas. Ir šiandienos tikslas ir pasiekti Vilkiją ir išmiegoti arba teisę varyti namiai. Labiau norėčiau antrą variantą pasiekti, bet žiūrėsim, kaip organizmus sakys, nes vakar stipriai susidurčiau kojį ir dabar ir kairį kojį sutinus. Bet gal kaip nors
vištyčiaus žingsnės nuėsėm. Tai jo 187 km. Ir šiaip vienas iš šių metų tikslų ir kad susirašiau ant popieriaus lapų, kur čia kažkur įmėsiu. Ir buvo tas nuėtų žygį, tai labai tikus, kad ons įsigyvendins arba šiandien, arba poryt. Ir kits ir pasiek 1000 sekėjų. Kas atrodo visai manom, bet kai pasižiūri statistiką, tai 1,2% tiesiog manim. Tai nežinau, gal kaip nors bendrom jėgom pavyks iki metų gal. Bet jeigu jo nepaspaudė, tai galit pamėginti paspausti. Jums tai to nebus geriau tikra, bet pas mumis bus bent jau gražesnis skaičiuks. Jo, trumpa tiek būtų ir keliausiam toliau. Labai tikus, kad pasieksim namų šiandien. 190 kilometrus jau. Do 100 kilometrų. 210. 220 kilometrus. Pasirodyk prieš kamerą. Net neturiu ko daug pasakyti. Atrodo, kur jau 100 km aš ten taip gražiai užbaigiau, bet po tiek kilometrų net žodį neapsipen. Ir ko aš norėjau pasakyti, kad praėjom daug kaimų. Tai galim pradėti nuo to, kad vakar pabaigiau žygį Lampėdžius ir jau buvau baisęs su tiem, kad ten kažko bešnekėti ar apibendrinti, tai dabar to darau. Buvom Lampėdžius, ten pabaigėm žygį ir grįžau namie, aišku, su transport priemonė, ne su kojom. Ko norėjau dar pasakyti, čia praėjau daug visokių miestelių ir kaimų, tai būtų smagu, kad parašytumėt komentarus, ar jūsų miestelis buvo tam video. Aš pabandysiu dar visus praėjusius tus kaimelius paminėti, tai jeigu iš ten esate, tai parašykite. Nes dabar toks jausmas, kad manim tik iš Salantų ir tai žiūri žmonės. Arba iš nežinau, Kretingos rajono. Na, tai tas būtų įdomu. Čia dar iš papraeitos savaitės ir žemėlaips, kur buvau pasidaręs maršrutą. Tai jau mes įveikėm to distanciją, ką pašiautus, tai sunkia dar. Kas patek vakar, kai grįžau iš jo maudytis, pragulėjau vuniukui pasvalandį. Tas vanduo, tai nežinau, ką prūda porven. Ten jau savaitę būt pabojus, tas vanduo būt jau ir žojas ten augus ir dumblė pradėjo dygti. Nuėjau miegoti, tai kapun debesų pasijutau. Taip gerai jau atstulovo, kavą savaitę žemę prameikti. Ir jo, išsimiegojau, šiandien atsikėliau 10 valandą ir galvojau, ko pasakyti reikėtų. Tai kas iš tikrųjų toliau lauk? Bus dar vienas žygis, katras bus žymiai didesnis. Bet kam į plius, kad nebus ribot laikten, aš galėsiu net, kad ir 2 metus to žygį. Tai kažkad ons prasidės dar, nežinau kada, bet tam reik ir finansų, nes nepigia žygis pasirodo, iš patirties sakau. Tai jau ruošius kitam žygiau, dar ko norėčiau nufilmuoti, ko galvoj padaryti, būtų smagu. Aš daug vietų praėjau, ten visokių ir biškitų lankytinų buvo tenai, ir šiaip daug žmonių sutikau, tai galvoju padaryti žygijos tier listą. Tier list ir kur ten tos raidės surašytas ir eilutės. Ir padaryti tier listą ir pagal mėgstamom tiesiog surašiuoti ir papasakoti apie tus dalykus. Tai jeigu jums patektų to iki video žiūrėti, ten tiesiog gautus taip, kad aš prie komp sėdu ir pasakoju. Tai jeigu patektų, tai, nežinau, aš priseks komentarą, jūs tiesiog like paspauskite. Nes nežinau, kiek įdomu galbūt, nes ten vos neko podcastas gausis. Jo, ir biškai papasakos ten, ko turėjau kuprinėje, kur nuėjau ir ko sutikau gal. Bet jo, šiam kartu būtų tik ir tikriausiai jau susimatysim jau kitam video, kad tas nežinau, gal už kokią savaitę, gal 2 bus. Tai viskas būtų tam kartu.